וכן במרומים, חמצי מנוחה נחנו על כלפי השכינה, במלות קדושים ואותרים, כזור גורקים מזכירים. את כל הנשמות של 6 מיליוני יהודים, אחים, אחיות, מבוגרים וילדים, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשמתו, שנשרפו ושנקנקו לנאצים ועזריהם, יימח שמם וזכרם. Sredžiai, Čekiškės, Josvainis, Betygalą, Miškaro Rachamim, Lachenbach Rachamim, Yesarem Beseder Knofam, Lealalomim, Veitzuar Umav. Amen. Lietuvoje nerasime miestelio, kuriame prieš Antrąjį pasaulinį karą nebūtų gyvenę žydai. Mes esame prie vieno seniausių Čekiškės miestelio pastatų. Čia jis statytas yra 19 amžiaus pabaigoje, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 18 metų lapkričio mėnesį, čia įsikūrė Čekiškės Valsčiaus savivaldybė. Čia įvairiais reikalais kreipėsi vietos gyventojai, jų tarp ir žydai. Čia mes matome nuotrauką 39 metų gegužės 10 dieną. Tuo metu čia gyvenęs fotografas Bekeris, dabar matom, tos vietos jau nėra. Pasikvietęs miestelio žydų vaikus, fotografavo pagrindinę Čekiškės miestelio gatvę. Ten prie bažnyčios, ten vėliau prie Matnikų gatvės. Ir kaip jie atėjo čia, o mes gyvenome, kur dabar autobusų stotelė, čia mes žaidėme 4. Čia aš, čia mano brolis, čia Paužinskai, Donatas ir Irenijus. Bekeris mus pasikvietė, pastatė į centrą ir nufotografavo. Vėliau mums padovanojo nuotrauką, kuri išlikusi iki šių dienų. Čia gyveno vienas iš turtingiausių Čekiškės miestelio žydų, Aizikas, kuris turėjo tais laikais telefoną. Įrašytas buvo telefono knygoje, vertėsi javų prekybą. Ir kada iš Čekiškės žydai buvo deportuojami 41 rugpjūčio mėnesį, jis atsistojęs vežime, pasakė, sudėjau čekiškiečiai, daugiau nebepasimatysim. Taip, čia mes vaikai, žinoma, buvom atėję, tos žodžius taip man jie įstrigo į atmintį, sudėjau čekiškiečiai, daugiau nebepasimatysim. Čia buvo Čekiškės medicinos punktas, kuriame dirbo žydų tautybės gydytojai. Gydytoja Dzimitrauskaitė, akušerė ir stomatologė. Čia jau buvo punktas. O čia gyveno Štreichmanai, Štreichmanų namas. Ir jie turėjo Čekiškį malūną. Likimas labai tragiškas. Jie dalyvavo profesoriaus Davidaičio išvežime ir žuvo, jau jie tėvas su sūnumis Antkalnio tam įlankoje. 41 metais Liepos mėnesį tėvų nužudyti. Jutkovskis, kuris laikė batų parduotuvę. Tais laikais įsigyti gerus batus, gerą avalinę, tai buvo problema. Žydai turėjo savo batsiuvį, savo kirpėją, savo mėsos parduotuvės vedėją turėjo. Tai vienas iš tokių čia turtingesnių žydų buvo tas. Čia pagrindinės Čekiškės prekybos centras. Hana Kulvinskienė. Ji gamino nuostabius ledus, kuriuos mes kažkodėl tai marožinais vadindavom. Tai čia buvo mūsų vaikų pati mylimiausia vieta gauti to marožino. Čia buvo vienas iš garsiausių Čekiškės restoranų, Šmuilos restoranas. Kaip sakydavau, vieni šamarliaką geria, kiti apie Šmuilą šneka. Jis turėjo telefoną, čia buvo vienas iš didžiausių Čekiškės restoranų. Šalia kitas Vikdorovo Chaimuko restoranas. Čia buvo
antras restoranas, bet toks jau daugiau mažiau be alkoholinių gėrimų, arbatinė ir kur buvo kepami, tokie kepiniai, kuriuos mes vaikai labai mėgdom. Tokie apskriti, cukrum apibarstyti, mes juos vadindom kukanais. Tai buvo vienas iš gražiausių čekiškis miestelių namų. Jame gyveno vargonininkas Antanas Šukys. Jis ir jo žmona buvo vieni pirmųjų čekiškis mokytojų 1918-20 metais. Tai vienas iš gražiausių čekiškis namų. Kaip dabar atrodo, matote turbūt? Padubėse yra įkalnė kapinės tokios, senus gražius 16 ir matosi netoli Gėluva. O prie kapinių apačioj lankose mes ten ganim karves. Ten gali karves. Šitą klebono karves ganė tenai. Šalia Rimkevičiaus buvo dvariukai, tokie nedideli ūkeliai. Aš čia ganiau savo. Ir ten iki to žydų šaudymo vietos maždaug apie 3 kilometrus gal bus Padubėsiais. Gal ir nebus net. Gal ir mažiau. Juos ten atvarė, tai čia dabar toks keliukas, kairė važiuoja, žemyn. Žemyn nusileidžia. Tai tenai prie Dubysos juos varė iš Ariogalus, tai viskas girdėt buvo. Triukšmas, riksmas tenai, kada varo, giesmis kažkokius ten jų religinis. Paskui ten iškastas tokia duobė didžiulį buvo ant Dubysos kranto. Ir varė, jų apie 300 atvarė ir varė grupėmis, po kiek tai ten žmonių neatsimenu dabar. Tvarkingai, Pylė kulkosvaidis, visą laiką keli kulkosvaidžiai, automatai ir riksmas, kliksmas, žmonių baisus skamba visas tas Dubysos slėnis. Visi persigandę žmonės, ant kalnų girdėti visur tenai tas. Tai visą naktį ten pylyti, sakė, kad ten dar ta duobė kilnojosi tie. Šią gražią saulėtą 2010 m. Liepos 31 dieną mes pradėsime pažintį su Josvainių miesteliu ir kaip atrodė Josvainiai iki Antrojo pasaulinio karo, mums papasakos ponas Vladislavas Dievėnas. Ir pradėkime turbūt nuo svarbiausio žydų gyvenime pastato sinagogos. Prašom. Įeini į sinagogą, į pačią sinagogą ir čia, reiškia, visi maldininkai tie priešais. Viršuje truputį paaukštinimas buvo. Tenais moterys būdavo kartais, bet keletą kartų tik mačiau. Meldžiasi rabinas, meldžiasi jie, dedasi čia kertuota ta ant kaktos plasmasinė, ar ten kaulinė jin buvo, ir 2 odelės ilgos, lonos. Ir įėjo žydas, užsideda čia po kepurė tą dėžutę. Vėliau, kada jos išvežė, čia buvo pridraskyta tų dėžučių, tai aš pasižiūrėjau, pasirodo 10 Dievo įsakymų. Hebrajų kalba parašyta, aš skaityti nemoku, bet taip orientavausi, kad taip yra. Ir, reiškia, įėjęs į vidų, jokių pretenzijų niekam, pradeda sukti tą odelę ant rankos ir melstis Adinoj Barach Odinoj, Amaičia Lechem Omein. Mes dabar esame Ariogalos gatvėje, ko gero viena iš gausiausių žydais gyvenusių gatvių. Toliau Kėdainių gatvė, Vytauto gatvės pradžia ir Šušvės gatvė. Daugiau Josvainiuose kitose gatvėse negyveno. Toliau sekantis yra Zamkės restoranas. Toliau dar vienas restoranas, Altarienės vaistinė. Papasakokite apie šitus namus. Zamkė
Buvo žydelis, turėjo vienam gale būtą, anam gale buvo restoranas, labai mėgiamas kaimiečių. Reiškia, tame tarpe mano tėvas, jisai nebuvo išgeriantis, bet čia tokia lyg ir tradicinė priemonė sekmadienį ateina į Josvainius pasipramogauti. Ir tam tikslui niekas kitas netinka kaip buteliukas, pusbutelis, bet pusbutelis 250 gramų. Nu tai dvieje susėda 250 gramų, paima valstybinės ir užkast delikateso silkę šmalcuvką. Norvegų silkės tokios riebios. Ir, reiškia, susėda, pasišneka, tą 250 gramų išgeria ir pas tą zamkę. O zamkė visuomet būdavo su švarku, visuomet su visais pažįstamas, pasikalba. Kai tik ateina jau tas, reiškia, svečias, atseit, mano tėvas ten ir dar jau draugas, tai jis toj prišauka, pasodina, reiškia, ir paėmęs rankovę šitaip suima, brūkšt per stalą, aš sako, myliu švaruotą. Pavalo tą stalą, nu ir, bet jie patenkinti. Vienu žodžiu, buvom pripratę prie to. Mes esame dar vienoje Josvainių miestelio gatvėje, tai, kuri vadinasi Kėdainių gatve. Ir čia esame vieno iš dviejų brolių Bekerių. Čia vienas brolis gyveno, čia kitas. Įdomu tai, kad šitame name gimęs sūnus, tuo metu buvęs jaunasis Bekeris, užklupus karui buvo Girulių pionierių stovykloje ir iš stovyklos pasakojo, kad jis traukėsi su grupė stovyklautojų ir vadovų Latvijos Liepojos link ir po to žodžiu, vokiečių buvo apsupti ir grąžinti atgal ir nieko kito nebeliko, kaip grįžti į Kauną, kur gyveno tuo metu jo motina su dukterimis. Grįžęs į Kauną pateko į getą. Aišku, motinai su vaikais pavyko išsigelbėti. Šiuo metu Bekeris gyvena Kanadoje. 2007 metais pirmą kartą buvo atvykęs Bekeris į Josvainius, ieškojo savo šaknų. Mes esame Kauno gatvėje, tuo metu taip vadinosi, dabar vadinasi Vytauto gatvė. Ir šioje gatvėje, šios gatvės pradžioje iki 41 metų irgi gyveno žydai. Šios gatvės pastatai jau yra pasikeitę, ne tie patys, nes čia karo metu siautėjo didžiuliai gaisrai ir sudegė pastatai. Ir čia dabar atstatyti pastatai yra jau nebesuprantama žydų, lietuvių. Na ir ketvirtoji gatvė, kurioje gyveno žydai, tai Šušvės gatvė. Šioje gatvėje žydai gyvenę dažniausiai vertėsi žemės ūkio darbais, augino daržovės. Josvainių miestelio gyventojai būtent iš žydų išmoko auginti agurkus, pomidorus, kuriuos ir po šiai dienai augina. Tai yra didžiulis žydų nuopelnas. Prie mūsų nuostabios Šušvės, kurią visi mes josvainiečiai labai mėgstam, ją mėgo ir patys žydai. Čia atlikdavo savo religinės apeigas.
Kiekvienais metais Lietuvoje vyksta konferencijos apie holokaustą. 2010-aisiais konferencija pavadinimu "O buvo taip" įvyko Šilutėje. Tai šiek tiek ir nauja, tai kad 1923 metais Šilutė priklausė Lietuvai, buvo prijungta prie Lietuvos, tačiau vėliau Šilutės kraštas, pateko į 29 metais į nacistinę Vokietiją. Ir matote, Šilutės krašte nėra žudynių vietos. Kai matysim, kadangi prasidėjus jau prieš pat antrąjį pasaulinį karą, iš Šilutės žydai išvyko arčiau į Žemaičių naumiestį, Švėkšną, Vainutą, o dalis žydų atvyko į Kauną. Todėl Šilutėje žudynių, kada jau naciai įsigalėjo, čia žydų nebebuvo ir čia žudynių vietų nėra. Paminklų. Ir taip jau papuolė, kad vieni iš pirmųjų atvykome į Šilutę rajoną ir matėm Holokausto paminklus ir kaip tik pasitaikė proga laikraštį perskaitėme nuorodas, kad yra konsultantų žydų kapinės ir pirmoji žydų genocido aukų vieta. 41 metų birželio 27 dieną 200 žydų vyrų iki 15 metų vyrai suvaryti buvo į sinagogą, o moterys ir vyrai palikti namuose. Tai yra akmeninė rodiklė, kuri rodo kryptį į žydų sušaudymo vietą. Prieš keletą metų, važinėdamas po Lietuvą, garsus anglų visuomenės veikėjas Lordas Grenvilis Džaneris aptiko, kad daugelį vietų nėra pažymėtas kelias į sušaudymo vietą, nors pati sušaudymo vieta yra pažymėta paminklu. Jis paskelbė tokią fundaciją ir maždaug Lietuvoje pastatyta 200 tokių stulpelių. Mes juos vadinam Lordo Džanerio stulpeliais, kurie rodo mum atstumą ir kryptį į sušaudymo vietą. זכר עולם לקדושי קהילת ניישטות על יד תברי קליטה, היד, שנרצחו ונספו על ידי הגרמנים ועוזריהם המקומיים יימח שמם בשנת תש"א, 1941. יום הזיכרון, כ"ד תמוז, šioje vietoje minimi nužudyti Žemaičių naumiesčio žydai, kuriuos nužudė vokiečių fašistai ir jų vietiniai talkininkai. Amžinai jų vardas išliks mūsų aukų sąraše.
Mokslininkai iš įvairių šalių stengiasi suprasti holokausto esmę, susipažinti su jo padariniais Lietuvoje. Viena mokslininkų grupė atvyko iš Londono. This was at Julia, yes? Yes, Julia did. Oh, thank you very much. Thank you very much. No, I bring groups of students, and we've been coming here now for a number of years. Chaim's been bringing us, so we're used to meeting saying hello to the director. So thank you very much. Oh, that building? Yeah. That's where we were before. Yeah. Oh, is that? Yeah, that's the administration. We were. Yeah. Oh no, we were down there. Yes, this is administration. And then what is this New here? museum, how Lithuania suffered from a big war between Russia and Prussia in future. And it built along the border. But from these 25 fortresses, only 4 were the strongest, first class. It's Kovna, which is today in Belarus, and another 2 were in the territory which today belongs to the Polish war with red bricks is 1922, 1923. Šiandien dar nedaug žinome apie žydų žudynių vietas. Laikui bėgant blėsta žmonių prisiminimai apie tai, kur ir kaip buvo žudomi žydai. Ieškome žudynių vietų Kaune, Petrašiūnuose. Mes po šito keliuku. Ir ten ne per toli yra tiltas upelio. Tas upelis atiteka iš 6 forto. Ir jis va teka čia. Ir mes prieisim prie nelaimingusios vietos, kur šaudė. Kaulų į kalko į visų. O, pasigražiai. Tuoj va vietoj, va. Kur čia pastatyti garažą pučiu. Taip prieinam prie tų garažų. Taip, lietį. Suprantat, aš tai nebeisiu. Aš atsikalbėjau, ką mačiau. Ko nežinau, tu negali. Po šituo berželio ir tenai. Viso berželio, jo? Jo. Nes kada šitus garažus statė... Tai tos duobės tikriausiai gal taip buvo, ne? Tai tikriausiai taip. Nes duobės, turėjo 2 duobėsiai būti, kadangi tada galą, kai čia tvarkė, gal ir palėtė. Ir palėtė. Ir paskui jau jie pamatė, kad taip yra, ir paliko. Ir paliko. Nu, nejudino. Ir čia nebejudino. Ne. Tai reikia skaityti, va, kur berželis yra, tai čia tai vieta. Į tą pusę. Į tą pusę, taigi šito metalo. Dabar, o nesakė, ar jos čia kaip... Čia matė, čia prieš keletą metų tyrinėjo tas vietas, rašė apie žydus ir todėl atėjome šiandien būtent į tą vietą. Todėl, kad vietiniai gyventojai pasako, kad daržinėje buvo uždaryti žydai ir kad jie būtent šitoje vietoje ant upytės gražaus šlaito buvo sušaudyti. Juos suvarė į daržinę, atrodo pas žydą Smolenskį. Va, ir kai kas matė pro lentų plyšį, kaip juos vedė būtent į šitą vietą sušaudyti. Ir šitoje vietoje jie buvo sušaudyti. Čia buvo rūsiai, daugelį rūsių, visas kaimas slėpdavo bulvę žiemai. Todėl buvo labai patogu, sakyčiau, gal netinka tas žodis patogu, gatavos, kaip iškastos duobės buvo palaidos žuvusiems žydams nušautiem. Ir aš pažinojau asmeniškai, dar mūsų buvo asmeniškai pažįstamas toks Poška, Rodos Kazimieras ir Minialga, kurie buvo pavaryti šaudyti. Ir jie vienai moteriai čia sušaudė jie, tie vyrai jauni buvo, jie tada nubėga pas tą moterį ir vėmė labai, pykina jo širdį, jie sakė, mes nenorėjom jų šaudyti, liepė, ką nenušovim, liepė užmušti.
į ten tų gyvų, sakė, buvo daug vėl toj duobėj krūtėjų ir jie tada juos mušė, o po to jie labai jiem pykino širdį, žinoma. O tada ir pastatė jie. Tada ir pastatė, atminimui paliko vietą, o jos pačius išvarė, reiškia, ir greičiausiai į Ariogalą. Iškasė Visus iškasė. Iškasė kiek, milicininkai stovėjo ant krantą, jie žmonės... Kiek žmonių nežino ten iškasė, kiek tu žinai? Bet iškasė, jo? Bet jau daug iškasė, daug. Nu, tai jau daug. Visus, jau kiek rado. Jau buvo 10. Jos į Ariogalą, į žydų, kur sušaudymo vietą. Ir greičiausiai, todėl ten parašyta Ariogalai sušaudyti darbtų žydai. Tabdantygalo žydai. Paskiau, kai juos iškasė, ką paminklą pastatė. Kai iškasė paminklą. Žadėta lentukė, jo. Žadėta įrašyti. Aksinas Vincas, kuris dirbo čia, šitose vietose, matė, kai buvo atvesdami žydai, buvo uždaromi į daržinę ir jie čia šitoje vietoje sušaudyti. Kur buvo sušaudyti Seredžiaus žydai, išsiaiškinta tik 2010 metais. 44, man buvo jau 17 metų. Popietėj atvarė koloną surikiuotą, po 3 rusiškai surikiuotą. Ėjo žmonės su maišais ant nugaros, su sankvajažais ar kašim rankose. Ir būktai varė į darbus. Jie visi pasiruošė. O paskui atvedė prie miškelio ir pradėjo šaudyti. Be jokių daugių, be nieko. Tai mes nuėjom toj pat po sušaudymą. Dar trūkčiojo, konvulsijos buvo žmonių. Tai nemalonus vaizdas. Vietą, ne, maždaug? Taip, reikėjo šito ultragarso ar kokį. Metalo ieškiklį, nes jeigu jos užkasė nenuriam. Tai čia užlygino, reiškia, buvo įsmukę. O kada su traktoriais lygino, darė šitas miško sodinimai. Miškų ūkis, ne? Tai tada jis užlygino. Jau tada neliko nei žymės. Neliko nei žymės, dabar jau reikia ieškoti. Su metalo ieškykliu. Detektorium. Iš 275 vietų, kuriuose buvo žudomi žydai Lietuvoje, mes išsiaiškinome 5, dar niekam nežinomas.
pagerbkime sušaudytų žydų atminimą. 1941 metais čia 281 žydas padėjo savo galvas. Uždegėme šiandien čia atminimo žvakeles ir padėjome gėlių krepšelį atminti ir pagerbti šiuos žuvusios žydus. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Ačiū labai.